Sveiki visi, po mėnesio tylos vėl po truputį grįžtu. Dabar kodėl mėnesį nieko nebuvo? Dėl to, nes vasario mėnesį buvo 2 olimpiados, 5 bandomieji, lietuvių kalbos žodinė įskaita ir 100-dienis. Tai tiesiog nelabai kažkaip psichologiškai, fiziškai tai gal galėjau, bet psichologiškai kažkaip labai neradau laiko, noro kažką įkelti, bet dabar esu jau kaip ir laisvas paukštis iki balandžio, tai grįšiu vėl šiek tiek su video ir daugelio prašymų šiandien bus iš 11-okų tarpinių, nes jau šį mėnesį, kiek supratau, ir būtent šios užduotys yra, man atsiuntė vienas iš žiūrovų, čia yra 15 uždavinių, čia yra kaip bandomasis. Kaip bandomasis, panašiai taip ir bus. Kadangi vienos pamokos darbas, tai tik 15 uždavinių ir praeisim per visus uždavinius per vieną video. Ir per vieną, manau, spėsim viską padaryti ir maždaug tiesiog pasakysiu, kaip mąstyti. Dabar visi bus, kaip suprantu, ABCD, tai turėsit 4 variantus ir turėsit pasirinkti, kuris teisingas. Retuose atvejuose reikės parašyti, ant ko prašo. Bet tai yra tik atsakymai. Vadinasi, visi sprendimai, viską, ką mąsto, darydami uždavinius, liks ant popieriaus. Ir jie bus vertinami tik atsakymai. Kai kuriuose iš šitų variantų net nepateikiau, tiesiog taip nukopijavau, nes manau geriau gal bent jau dabar aiškinant, geriau prieiti prie atsakymo patiem, o nesirinkti tarp ABCD. Kai kuriuose yra dėl to, nes, kaip matote, yra brėžiniai ir taip toliau. Važiuojam, tada nuo pirmo pradedam. Pirmą suprastinkite reiškinį. Ir čia, iš tikrųjų, gana paprastas uždavinys kaip pirmas. Tai, kaip žinom, jeigu turim vienodus pagrindus ir skirtingus rodiklius, tai dauginant mes sudedam rodiklius, dalinant mes atimam rodiklius. Mes turim A trečiuoju kart A penktuoju padalinta A minus šeštuoju. Tai sudedam, dabar pradžiai dauginam A trečiuoju kart A penktuoju, vadinasi sudedam rodiklius. Ir kadangi po to dalinam, tai atemam rodiklį minus 6. Ir dabar tiesiog padaryti aritmetiką, tai 3 plus 5 yra 8, minus 6, tai plus 6, 8 plus 6 yra 14. Nes atsakymas A14. Antras uždavinys su aibėm, irgi gana paprastas, bet lengva pasimest. Yra skirtumas. Aibių skirtumas. Ką reiškia aibių skirtumas? Tai žodžiais, jeigu paaiškint, tai iš šitos aibės mes išimam visus bendrus elementus, kurie yra šitoj aibei. Tai kaip dabar parodyti, kokie yra bendri elementai šitoj ir šitoj aibei. Vadinasi, tie patys intervalai, kokie įeina į abi aibės, kokie skaičiai. Matom, kad čia yra nuo minus 1 iki 5. Vadinasi, 0 jau įeina, tai nuo 0. Vadinasi, nuo 0 iki, ir čia matom pasibaigė ties 7, čia ties 5. Vadinasi, nuo 0 iki 5 bus bendra aibė. Nuo 0 iki 5 yra tiek vienoj, tiek kitoj. Bet mes atimam iš pirmos. Tai iš pirmos aibės mes atimam bendrus aibių elementus. Tai jeigu atimsim šitus elementus, tai kas mums liks pirmoji aibė? Mums liks nuo minus 1 matom iki 0. Nes 0 į va šitą aibę 0 neįeina. 0 neįeina į šitą aibę, nes yra paprasti skliaustai. O čia 0 įeina, vadinasi dar lieka 0. Tai vadinasi nuo minus 1 iki 0 su laužtiniais skliaustais. Trečias uždavinys, tikriausiai pats paprasčiausias, kiek mačiau, aritmetinės progresijos ant n-tojo nario formulė yra an lygų 3n minus 1. Šios sekos penktasis narys A5 yra lygus. Tai mums reikia tiesiog, kad būtų indeksas 5. Šitas dalykas yra vadinamas indeksu. Jie yra natūralūs skaičiai, dažniausiai, bent mokykliniam tikrai visada natūralūs skaičiai, jie tiesiog parodo, kuris tam tikros sekos ar tam progresijos ar kažko narys tai yra.
Ir nes jie visada yra išreikšti formulėm, vadinasi, įsistatę kažkokį indeksą galim rasti narį. Tai jeigu dabar išstatysim 5 vietoj n, gausim, kad A5 yra lygu 3 kart 5 minus 1, 15 minus 1, kas yra 14. Ketvirtas. Kažkaip pastebėjau, kad daug kas su vienetiniu apskritimu labai nedraugauja, ypač kai reikia išreikšti sinusus, kosinusus. Tai, nežinau, kaip man lengviau atsimint, kur yra pliusai, minusai, bent su sinusais, kosinusais. Pastebim pagal grafiką. Galim žiūrėti vienetinį apskritimą ir tiesiog laipsniais. Galim žiūrėti į jį laipsniais. Tai čia nebus labai tikslus brėžinys, bet kai turim vienetinį apskritimą, mes apie jį galim galvoti laipsniais. Ką turiu omeny? Kad čia bus 0 laipsnių, čia bus 90 laipsnių, čia bus 180, 270 ir 360. Ir taip toliau. Ir jis vis eina. Gali eiti į kitą pusę, tai tas pats bus tiesiog su neigiamais, čia bus minus 90, minus 180 ir taip toliau. Ir pasižiūrėjus į sinuso grafiką, pavyzdžiui, kuris atrodo štai taip, matom, kad nuo 0 iki pi vadinasi nuo 0 iki 180 laipsnių, sinusas yra teigiamas. Jeigu mes čia laikom x ašim, čia laikome y ašim, matom, kad sinusas yra teigiamas nuo 0 iki 180, vadinasi čia, o toliau jis bus neigiamas. Ir būtent dėl to sinusas yra laikomas vienetinio apskritimo y ašim, nes nuo va šito taško visur į viršų ir sinusas teigiamas, ir y teigiamas. Į apačią ir sinusas neigiamas, ir y neigiamas. Vadinasi, sinusas yra y. Su kosinusu lygiai toks pats paaiškinimas. Su kosinuso grafikas bus štai toks. Tai vadinasi, nuo minus 90 laipsnių iki 90 laipsnių jisai bus teigiamas. Tai reiškia, kad šitam pirmam ketvirtį ir ketvirtam ketvirtį. Kai matom x'ai į dešinę nuo šito taško yra teigiami. Kosinusas irgi teigiamas, priešingai minusas ir minusas. Vadinasi, kosinusas yra x'as. Tai vienetiniam apskritime vadinasi, taškas, kurį atidedam, jo y bus sinusas, o x'as kosinusas. Ir dabar matom, kad yra 150 laipsnių pasukta. Žinoma, galime tiesiog pasiskaičiuoti ranką, naudodami redukciją. Dabar vienas dalykas, kosinusas ir sinusas, jie lygus kertasi tik vienam taške. Ten, periodiškai kertasi, bet nuo 0 iki 90 laipsnių ir vis einant po 90 laipsnių tik po vieną kartą. Tai prie 45 laipsnių pirmą kartą. Ir reikšmė yra šaknis iš 2 padalinta iš 2. Galima iš karto ištrinti šitą ir šitą variantus. Šitų abiejų. Vadinasi, mums lieka 2 variantai. Ir toliau galima jau pasiskaičiuoti. Tai visų pirma sinusas 150 laipsnių. Naudojant redukciją yra sinus 180 laipsnių minus 30 laipsnių. 180 laipsnių mus nuneša į antrą ketvirtį ir minus tada 30 mus nuneša į antrą ketvirtį, kur sinusas yra teigiamas, vadinasi turim sinus 30, o sinus 30 yra 1/2. Taigi turim į savo y koordinatę, kuri yra 1/2 ir žiūrim iš šitų pasirinktinų variantų. Mums tinka štai šitas trečias variantas. Y koordinatė yra 1/2, niekur kitur daugiau nėra apart pirmo varianto, bet sakėm, kad jisai jau netinka. Tai atsakymas bus štai šitas trečias. Kurių reiškinių reikšmės yra teigiamas, pažymėkite 3 atsakymus. Už šitą duodami net 2 taškai. Ir čia jau, kai matot, yra pažymėta, jau atsiuntė pažymėtos, bet patikrinam, ar jie yra teisingi visų pirma. Matom, kad visur yra arba 2023 arba 2024. Reikia žinot, jeigu kelsim bet kokį skaičių 2024 lyginių laipsnių, jisai gausis teigiamas.
Jeigu kelsim 2023, tai ženklas nesikeis. Į pirmą žiūrint yra -1, -2 pakeltų 2023. Tai šitas bus labai didelis, tai -1 ir dar atimti šitą didelį skaičių. Aišku, gausis neigiamas, vadinasi, netinka. Dabar šitas, turim lygiai tą patį, tiesiog skliaustuose dar turim minusą. -1 -2 pakelta 2023. Kadangi mes keliam nelyginių laipsnių, tai minusas lieka ir pasidaro -1 plus 2 pakelta 2023. Ir tai žinoma bus teigiamas skaičius, vadinasi šitas tinka. Sekantis -1 -2 pakelta 2024. Tai mes keliam lyginių laipsnių, tai minusas dings ir liks -1 -2 pakelta 2024. Tai žinoma bus neigiamas skaičius, tai šitas mums netinka. Ketvirtam lygiai tas pats, kas trečiam, tiesiog čia yra pliusas, minusas keliant lyginių laipsnių dingsta, prie -1 pridėsim šitą didelį skaičių, gausim teigiamą. 1 minus, šitą variantą jau aptarėm, kaip 2 minusai, kadangi nelyginas laipsnis, 2 minusai padarys pliusą, 1 plus gausis žinoma teigiamas skaičius. Čia 1 - 2 pakelta 2024, tai iš vieneto atimsim labai didelį skaičių, gausim neigiamą skaičių. 1 plus minus, kadangi nelyginas laipsnis, minusas lieka, gausis 1 - 2 pakelta 2023, kas yra mažiau už 0, vadinasi netinka. Taigi šitie pažymėti atsakymai vadinasi ir yra teisingi. Šeštas net nereikia nieko realiai išsikeldinėti. Iš čia yra du grafikai, turim parabolį ir turim tiesą. Ir mums reikia iš grafikų nustatyti g nuo x lygu f nuo x sprendinių aibę. Sprendinių aibę, kai matom, kertasi dviejose vietose tai yra. Vadinasi, bus du sprendiniai. Ir tie sprendiniai yra x-ai. Tai tiesiog mums reikia įsiaiškinti, prie kokių x-ų kertasi. Matom, kad pirmą kartą kertasi pagal x-o ašį prie -2. Tai vienas sprendinių bus -2. Sekantis, matom, kertasi štai čia. Žiūrim į x-o ašį, tai yra prie vieneto. Vadinasi, kertasi prie -2 ir prie vieneto. Tai pažymėtas atsakymas yra teisingas. Taip, dabar turim 7. Reikia šitą suprastinti reiškinį. Modulis 3 minus pi padalinta šaknis iš 3 plus šaknis iš pi. Dabar koks yra čia svarbiausias dalykas? Tai mes turim modulį ir žinom, kad pi yra apytiksliai 3,14. Bet mums svarbu tik tais, ar tas skaičius yra didesnis už 3 ar mažesnis už 3. 3,14 yra daugiau už 3. Tai reiškia, kad modulio viduje, jeigu iš 3 atimsim pi, gausim neigiamą skaičių. Jeigu gausim neigiamą skaičių, nuimant modulį, turim iškelti minusą. Iškeliam minusą, 3 minus pi. Jeigu būtų, pavyzdžiui, 3 minus e yra 2,718 maždaug, tai tada modulį nuimant nereikėtų nieko daryti. Nereikėtų minuso kelti. Tai pagal modulio vidų reikia tiesiog žiūrėti. Jeigu modulio vidus yra teigiamas, tai galima tiesiog modulį nuimti ir nieko nekeisti. Jeigu modulio vidus yra neigiamas, reikia iškelti minusą. Padalinta šaknis iš 3 plus šaknis iš pi. Tai dabar atsiskliauda, gaunam -3 plus pi arba pi minus 3. Šaknis iš 3 plus šaknis iš pi. Ir kaip mes dabar galim juos kažkaip dar išprastinti, tai galim panaudoti dviejų narių kvadrato skirtumo formulę. A minus a kvadratu yra a kvadratu minus b kvadratu yra a minus b karta plus b. Čia galima lygiai tą patį panaudoti. Tiesiog mes turim pi ir -3, vadinasi turėsim šaknį iš pi ir šaknį iš 3. Šaknis iš pi minus šaknis iš 3
šaknis iš pi plus šaknis iš 3, galima taip įskaidyti. Pačioj turim šaknis iš 3 plus šaknis iš pi. Kadangi nesvarbu, kuria pusę mes sudėsim, ar prie 2 pridėsiu 3, ar prie 3 pridėsiu 2, vis tiek gausiu 5, nesvarbu. Tai prastinasi šitas ir šitas ir lieka šaknis iš pi minus šaknis iš 3 kaip atsakymas. 8 irgi nemanau, kad reikia keltis. Koordinačių plokštumoje nubraižytas funkcijos y lygu 2 padalinta x grafiko eskizas, stačiakampio OABC viršūnė. O yra koordinačių pradžios taškas, viršūnės A ir C atitinkamai yra koordinačių ašyse. O y yra x, taškas B, jo koordinatės yra 3 ir yb, priklauso funkcijos grafikui. Skaičiuokite stačiakampio OABC plotą. Tai ilgį mes jau žinom, OC, nes B taško koordinatė x yra 3. Vadinasi, C irgi bus 3. Šitas taškas, jo x yra 3, o tas x yra štai čia. Vadinasi, nuo 0 iki 3 čia bus ilgis. Tai ilgis bus 3, čia pasirašysiu. Ir dabar, ką galima pasakyti apie aukštį? Mums reiktų B taško y tam, kad suskaičiuot plotą, aišku. Bet ką mes žinom? Mes žinom, kad šitas grafikas 2 padalinta iš x eina per šitą tašką. O šitam taške x yra 3. Tai mes galim iš šitos funkcijos pasiskaičiuoti šito taško y. Tiesiog įsistatę 3. Jeigu įsistatom 3, gausim 2/3. Tam, kad gaut plotą, OC, kas yra 3, padauginam iš CB, kas aiškinam yra 2/3. Padauginam, 3 įsiprastina ir atsakymas lieka 2. Nes čia blogai pažymėta, turėtų būti 2. 9. Į langelį įrašykite skaičių, su kuriuo lygybė būtų teisinga. 600 šaknų iš 30 padalinta šaknis iš 240 tūkstančių. Ir kam tai yra lygu? Tai matom, kad tikrai reikės apačioje kažką prastinti. Kaip mes galim išsiskaidyti 240 tūkstančių, bet mums reikėtų įsiskaidyti į kažkokius 2 dauginamosius, kad nors iš vieno trauktųsi šaknis. Tai galim išsiskaidyti kaip 40 tūkstančių padauginta iš 6. Viršui vis dar lieka 600 šaknų iš 30. Iš 40 tūkstančių traukiasi šaknis, gaunasi 200 šaknis iš 6. Ir 600 šaknis iš 30. 600 ir 200 prastinasi, gaunasi 3. Šaknis iš 30 padalinta šaknis iš 6 yra tiesiog šaknis iš 5. Kodėl? Šaknis iš A kart šaknis iš B yra tas pats, kas šaknis iš A kart B. Šaknis iš A padalinta iš šaknies iš B. Tas pats, kas šaknis A padalinta B. Labai panašiai kaip su rodikliais realiai. Tiesiog, jeigu turim daugybę arba dalybą ir to pačio laipsnio šaknį, galim tiesiog sudauginti po šaknį esančius arba padalinti narius. 3 šaknis iš 5. Šaknis iš 5 buvo duota, kad gausis, tai vadinasi, kitas narys yra 3. 10. Tiesiog logaritmai yra žinoma, kad log A4 yra lygu 1/2 ir mums reikia apskaičiuoti A reikšmę. Logaritmai yra atvirkštinė funkcija rodikliams. Log AB turim lygų C, tai B bus lygų A pakelta C. Ir pagal šitą, jeigu žinom, tai šitą galim paskaičiuoti. A pakelta 1/2 yra lygų 4. Nu tai šaknis iš A yra 4. Keliam kvadratu. Gaunam, kad A yra lygų 16. 11. Vaistinėje vyksta akcija plaukų priežiūros priemonėms. Perkant 2 vienodas prekes, antrai prekiai taikoma 30% nuolaida. Akcijos metu Milda pirko 2 vienodus šampūno buteliukus ir už juos sumokėjo iš viso 12,41. Paskaičiuokite, kiek kainuoja vienas šampūno buteliukas be nuolaidos. Sakykime, kad šampūno kaina yra X, nes pirko 2 vienodus. Tai vienos kaina bus pilna X,
o kito šampūno buteliuko kaina, jai yra taikoma 30% nuolaida. Taikoma 30% nuolaida, vadinasi 0,7 pradinės kainos. 30% mažiau reiškia tas pats, kas 70% skaičiuojant nuo pradinės kainos. Ir tai yra lygų 12,41. Čia sudedam 1,7 x lygų 12 kem 1. Padalinam viską iš 1,7. Gaunam x lygų 7,3 euro. Raskite koordinatės taškų, kuriuose funkcijos y lygų 13 minus 2,6x grafikas kerta koordinačių ašis. Na ir ten variantuose yra duota o x ašį kerta kai, o y ašį kerta kai. Tai o x ašis visoj o x ašy y yra 0. Tai jeigu mes y prilyginsim 0, galėsim susirasti x. 0 lygų 13 minus 2,6x. Gaunam 2,6x lygų 13 ir x yra lygų 5. Tai koordinatė bus 5 ir 0. Tame taške kerta o x ašį y 0, x 5. O y ašį kerta, tai tada, kai x yra 0. Jeigu įsistatysim 0 į šitą funkciją vietoj x, gausim, kad y lygų 13. Nes tas taškas bus 0, 13. Koncertų salėje pirmojoje eilėje yra 25 vietos, o kiekvienoje kitoje eilėje yra 2 vietom daugiau negu prieš tai buvusioje eilėje. Nustatykite, kiek iš viso yra koncertų salėje eilių, jeigu paskutinėje eilėje yra 103 vietos. Tai pirmoji eilėje 25, antroji 27, trečioji 29 ir taip toliau. Ką matom? Matom, kad kiekvieną kartą padidėja vietų skaičius po 2 vienetus. Kai mes apibūdinam tokį pakeitimą, kai visą laiką vienodai pakinta ir vis pridedam, aritmetinė progresija. Vadinasi, mes turim 25, 27 ir taip toliau, ir paskutiniai eilė yra 103. Tai jeigu čia yra pirma eilė, mes galime įsivaizduoti, kad čia yra A1. Kadangi čia yra 103 kėdės, galime įsivaizduoti, kad čia yra AN. Ir mums reikia rasti N. Pirmoji eilė A1, N-toji eilė, kurią mums reikia rasti, jo yra 103. Pagal N-tojo nario formulę, AN yra lygų A1 plus N-1D. Mes aiškinom, kad D pokytis yra 2. AN mes žinom, kad yra 103. A1 25 plus N-1 kart 2. Atimam 25 iš visko. Gaunam 78 yra lygų N-1 padauginti iš 2, tai yra. Pasidalinam viską iš 2. Gaunam 39 yra lygų N-1, vadinasi N lygų 40. Kiek iš viso eilių yra koncertų salėje? 40. Gerai, dabar 14, jau į pabaigą. Ir šitas šiek tiek sudėtingesnis, bet tikrai įveikiamas. Nustatykite funkcijos x kvadratu minus 6x plus 5 reikšmių sritį, vadinasi y intervalą, kai x priklauso nuo minus 1 iki 6. Pirmas dalykas, ką galim matyti, tai kad funkcija yra parabolė. Tai reiškia, kad jinai bus tokia arba tokia. Kokia jinai bus? Kadangi prieš x kvadratą mes turim pliusą, tai reiškia, kad šakos bus į viršų. Tai reiškia, kad parabolė atrodys štai taip. Tai reikšmių srities pats mažiausias taškas bus štai čia ties viršūne, o aukščiausias taškas, būtent va šitam intervale, bus arba ties 6, arba ties x lygų minus 1. Nepamirškit, kad minus 1 ir 6 yra x, mes ieškom y. Tai vadinasi, kad arba prie šito x bus maksimumas, o minimumas bus prie aukštinės x. Tai
kai mes randam aukštinę, aukštinį mes turim formulę minus b padalinta iš 2a. B čia yra minus 6, tai minus 6, 6. A yra narys prieš kvadratą, kuris yra tiesiog vienetas. 6 iš 2, 3. Vadinasi, mažiausia reikšmė bus prie x lygų 3, f nuo 3. Įsistatom 9 minus 18 plus 5. Minus 9 plus 5 yra minus 4. Ir dabar galima toliau mąstyti šiek tiek logikos įvesti. Tai kadangi parabolė yra visiškai simetriška ašies atžvilgiu, jinai ir čia yra visiškai simetriška. Tai, kad įsiaiškint, kur yra didesnė reikšmė, ar prie minus 1, ar prie 6, mums tiesiog reikia įsiaiškint, kuris iš šių x yra toliau nutolęs nuo viršūnės x. Tai jeigu viršūnės x yra 3, tai iki 6 mes kilsim per 3 vienetus, o iki minus 1 mes kilsim eisim per 2, 1, 0 ir minus 1. Vadinasi, nuo 3 iki minus 1 mes kilsim per 4 vienetus. Tai reiškia, kad eidami iki minus vieneto mes pakilsim aukščiau negu eidami iki 6. Tai šitame intervale y maksimumas bus prie f nuo minus 1, 1 plus 6 plus 5, kas yra 12. Tai šitame intervale mažiausia y reikšmė yra minus 4, didžiausia 12. Tai reiškia, kad y intervalas nuo minus 4 iki 12. Pertvarkę reiškinį ir duotas kažkoks reiškinys, gausime k padalinta iš m kart tangent alfa. Čia k ir m yra natūraliai skaičiai priklausantis intervalui nuo 1 iki 9. Nusteikite skaičių k ir m reikšmes. Nu ir duotas toks gana didelis reiškinys, bet jį labai galima nesunkiai sutvarkyti. 2 sinus minus alfa. Paračiau begalybę. Jau biškį alfa. Plus 4 sinus alfa plus 2pi padalinta 6 alfa minus 2pi minus kosinus minus alfa. Kažkaip alfas nebemoku rašyti, nebesupratau. Kaip mums prastintis? Pirmą galime mąstyti, kadangi gausim tangent alfa, bet gausim sinus iš kosinus. Tai tiek bent. O toliau, tai tiesiog sinusas yra nelyginė funkcija, kosinusas yra lyginė funkcija. Čia yra lyginė funkcija. Čia yra nelyginė funkcija. Čia minusas. Tai kadangi sinusas yra nelyginė funkcija, jeigu turim viduj minusą, mes jį iškeliam, turėsim minus 2 sinus alfa plus 4 sinus ir ką dabar čia parašyti. Matom, kad yra redukcija 2pi. 2pi, tai mes atsirasim, mes pasisuksim per 360 laipsnių. Prisiminkit vienetinį apskritimą. Jeigu mes apsisuksim per 360 laipsnių, kur mes atsirasim? Mes atsirasim būtent ten, kur pradėjom. Vadinasi, vykdant redukciją, 2pi išnyksta ir lieka sinus alfa. Ir tas pats. Dabar, kodėl aš neparašiau kosinuso, tai nežinau. Čia yra kosinusas, žinoma. 6 kosinus alfa minus 2pi. Tai 2pi, vėlgi mes ar per plus 2pi suksimės, ar per minus 2pi suksimės. Mes vis tiek atsirasim prie to pačio taško. Tai gausim viso kosinus alfa. 6 tik tais kosinus alfa. Ir minus kosinus minus alfa, kadangi kosinusas yra lyginė funkcija, vadinasi, tas minusas dingsta. Minus kosinus alfa. Ir dabar gražiai galim viską padaryti su aritmetika. 2
sinus alfa padalinta 6 minus 1, tai bus 5 kosinus alfa. Ir kaip matom, sinus iš kosinus gaunasi tangentas, 2/5 tangent alfa. Formatas buvo k iš m, tai reiškia, kad k yra lygu 2, m lygu 5. Ir viskas. Viskas 15 uždavinių. Tikiuosi, kad nieko nepraleidau. Man atrodo, kad nieko nepraleidau. Ir jo, kaip ir viskas. Taip pat dar duodas intervalas, tai po sprendimo galima pasižiūrėti, ar tas intervalas tinka ar netinka. Šiuo atveju tinka, vadinasi viskas gerai. Ir nežinau, ko čia dar daugiau pasakyti. Tokie pakankamai elementarus tokie dalykai. Daug aritmetikos, aišku, yra, su aritmetika visada galima čiuplų klaidų pridaryti. Ir jie, matau, labai patinka trigonometrija. Sunkiausia realiai uždaviniai dažniausiai būna su trigonometrija. Kiek ir anksčiau sprendėm. Tai trigonometriją reikia mokėti. Vienetinį apskritimą reikia taip pat mokėti. Realiai, jeigu sinusą ir kosinusą vienetiniam apskritime žinot, tai labai lengvai galima ir tangentą kotangentą pasidaryti. Dėl to, nes tangentas yra sinus iš kosinus, kotangentas yra kosinus iš sinus. Tai tokiu būdu galima ir ženklai susigaudyti. Na, toliau kaip ir viskas gana pakankamai elementaru, lyginės, nelyginės funkcijas žinot. Progresijos žinoma, kada kerta, parabolės viršūnė yra svarbu apskritai visą laiką žinot. Vidury nakties turit mokėti parabolės viršūnė, nes jie visada, realiai, turit parabolę, jūs turit ją visą laiką beveik skaičiuoti ir braižant turit skaičiuoti ir ieškant vėliau jau 12 klasiai minimumų, maksimumų ir taip toliau. Jos formulę būtinai reikia žinot. Šaknies prastinimai, gana elementaru, aibų visus žymėjimus, sankirta, poaibis, skirtumas, sąjunga, taip toliau. Ir modulius. Šiaip patys uždaviniai labai panašus į, kaip anksčiau dariau jau iš knygos pasiėmęs, kur turėjau, kur ankstesnėse dalyse dariau tarpinius. Tai labai panašaus tipo šiaip uždaviniai. Tai jo, viskas šiandien tiek, jeigu yra klausimų, tai arba rašykit į Discord arba Gmailą. Šitam kanalo apraše turėtų būti mano ir Discordas, ir Gmailas. Arba komentuokit, nežinau, kaip jums patogu. Iki kito.